Tai kur Dievas dirba darbus, tai ten visada sutiksi jo vaikų. Čia kaip Evangelijoje sako, kur maita, ten bus ir maitinami. Tai Dievo darbas ir Dievo žodis. Iš Dievo žodžių švento rašto neišmesi, taip kaip ir iš liaudies dainos irgi žodžių neišmesi, bet labai talpus posakis. Tai tikrai labai džiaugiuosi ir dėkoju Dievui už šitą stebuklą. Stebuklą ne tik naujai prisiliest prie Dievo žodžio iki prie šventųjų tekstų ir nagrinėti ir kitų klausyti išminties, bet taip pat, kodėl sakau, kad kur Dievas dirba darbus, savo darbą, ten bus ir jo vaikų. Tai buvo taip, kad anksčiau niekada nepažinojau daktarės profesorės Tatjanos Aleknienės. Puikios Platono žinovės, antikinės kultūros žinovės ir be abejo ją pažinau ir kaip tikinti žmogų ir kuriai ir labai brangus tikėjimas, tai tas dar, susitikimas tame darbe mane labai praturtino, labai džiaugiuosi. Na ir kitas dalykas, daktaras Giedrius Saulytis. Ir aš esu Vilniuje iš Lazdynų, jis yra iš Karoliniškių. Tai kai man buvo 18 metų, aš prisimenu, jaunimas mes rinkdavomės Giedriaus namus. Ir vienas iš nutikimų, kai jaunimas tada skaito šventraštį, meldžias ir taip toliau, ir skambutis į duris, ateina su antpečiais, добрый вечер, товарищи верующие. Čia buvo 86 gal gegužė, gal birželis. Tai vėliau mūsų bendrystė kaip ir nutrūko ir Dievas vėl suvedė ir leido vėl naujai atrasti draugą, bičiulį ten, kur Dievo darbai vyksta. Tai nuostabu, kad tenka pačiam prisiliesti prie to Dievo stebuklo, kažkiek stengtis savo jėgom ir kartu su draugais ir kiek draugai stengiasi, mes vieni kiti papildome, nors kiek to stebuklo naujai praskleisti kitiems. Tai šitas mūsų susitikimas ir bus apie šitą Dievo stebuklą, Naujojo testamento vertimą, kol kas tik 2 dalys, bet ruošiamos ir kitos dalys. Tai yra anksčiau pasirodė Pauliaus laiškai, visi laiškai su komentarais ir mato Morkaus Evangelija su komentarais. O daugiau kviesim, kad nors jūsų pasiskaityti. Labai miela Rokiškio parapijos namuose matyti tokį gausų būrį klausytojų. Liudinti, kad jums svarbus yra tas mūsų triūsas, bet svarbiausia pats Dievo žodis. Tikrai labai miela. Ir šis vakaras skirtas, kad mes pristatytume, kodėl reikalingas naujas
šventojo rašto vertimas, kažkiek papasakotume apie tai, bet labai mums rūpi ir jūsų klausimai. Todėl, iš karto sakau, kad teiraukitės, klauskite, nes ne visus, aišku, atsakymus mes turime, bet ne visada žinom ir kas rūpi žmonėms. Todėl tikrai būkit atviri, nuoširdūs, drąsūs ir bus labai įdomu ir pasikalbėti, padiskutuoti, atsakyti į iškilusius klausimus. Aš pradėdamas labai trumpai pažvelgsiu į lietuviškos Biblijos nueitą kelią, kuris prasidėjo 16 amžiaus pabaigoje, tai yra pakankamai anksti. 16 amžius krikščionybės istorijoje yra, būtent galima būtų sakyti, renesansas ta prasme, kad šventasis raštas pradedamas versti į Europos tautų gimtasias kalbas. Ir žmonės gali perskaityti Dievo žodį ir jį suprasti. Nes iki tol skaitytas bažnyčiose lotyniškas tekstas buvo pasiekiamas ir suprantamas tik tai išsilavinusiems žmonėms. O štai jau gimtąją kalbą perskaitytas tekstas prabildavo tiesiai į širdį ir tikėjimas toks jau yra. Apaštalas Paulius yra užrašęs, kad širdimi tikima ir taip žmogus yra išteisinamas, lūpomis išpažįstama ir taip žmogus gauna išgelbėjimą. Tai ta širdis suprantanti tikėjimą 16 amžiui suplaka, sakykime, jau kitaip negu iki tol. Ir tai, kad 1590 metais Karaliaučiaus klebonas ir universiteto profesorius, dėstytojas Jonas Bretkūnas išvertė šventąjį raštą, mums lietuviams iš tiesų suteikė tokio, kad mes kaip europiečiai neatsilikome nuo kitų, nors tiesa, jo darbas nebuvo išleistas. Tai va čia yra didelis minusas ir tokia jau ta lietuviška Biblija, nors jinai dienos šviesa išvysta 16 amžiaus pabaigoje, tik tai praėjus maždaug 140 metų, 1735 metais išleidžiama Biblija lietuvių kalba, vėlgi Karaliaučiuje. Taip vadinama Kvanto Biblija, nors dirbo irgi kolegija vertėjų, iš kurios išskiriamas yra Berentas, matomai jo indėlis buvo vienas didžiausių, bet Kvantas, tuo metu Karaliaučiaus profesorius, vadovavo tam vertimui. Tai jau 18 amžiaus pirma pusė. Nėra ta istorija lietuviškos Biblijos tokia gausi leidiniais kaip kitose tautose, tačiau tų vertimų iš tiesų būta, mėginimų būta. Ir galbūt reikėtų visgi 20 amžiuje išskirti Juozapo Skvirecko atliktą darbą. Pirmoje 20 amžiaus pusėje jisai išvertė šventąjį raštą ir tuo jo tekstu naudojosi jau mums tikrai, manau, pažįstamas Česlovas Kavaliauskas, kurio Naujasis testamentas, Naujojo testamento vertimas yra mūsų visų skaitomas po šiai dienai. Tas vertimas turėjo savo redakcijų, bet ir kelių redakcijų, bet visgi jo
autorius buvo Česlavas Kavaliauskas. Taigi, na, aš tokiais labai štrichais dideliais, tačiau mes šiandien tikime, kad šitie leidiniai pratęsia būtent šitą lietuviškos Biblijos kelią, atverčiamas dar vienas naujas puslapis. Ir jis naujas yra ne vien tuo, kad tas tekstas yra naujai išverstas iš originalo kalbų, bet yra ir dar kelios naujovės. Visų pirma tai, kad tai nėra vieno autorinis darbas, bet ištisos grupės vertėjų ir ne tik vertėjų, bet savo srities žinovų, specialistų. Tai iš tiesų mes trys tik atstovaujam, bet tą vertėjų kolegiją sudaro daugiau žmonių ir jeigu jūs įsigysit, jūs galėsit perskaityti visą sąrašą tų žmonių, kurie prisidėjo daugiau ar mažiau prie to, kad šitas naujas vertimas būtų atliktas. Taigi dirba pakankamai gausi specialistų komanda ir tai yra naujas dalykas. Ypatingai turint omeny, kad ją sudaro skirtingų krikščioniškų konfesijų atstovai. Ir katalikai, ir evangelikai. Aišku, Biblijos draugijos taryboje mes turime ir stačiatikių, ir praktiškai visą spektrą Lietuvoje veikiančių bažnyčių, taip vadinamų denominacijų. Tai va, tai tikrai pirmą kartą Lietuvos Biblijos istorijoje. Jeigu kolegialiai ir dirbdavo, tai dirbdavo vienos konfesijos atstovai, o čia mes turime susitarimą, kad šventasis raštas yra tai, kas mus jungia. Yra dogminiai skirtumai, yra doktrininiai akcentai vienose bažnyčiose vieni, kitose kiti. Yra labai skaudi bažnyčios istorija, kur vykdavo nuožmūs karai tarp konfesijų. Tačiau šiandien krikščionys supranta, kad tai praeitis, kad tai netitinka Kristaus evangelijos, kad tai netitinka Dievo dvasios, kur yra meilės dvasia, santarvės, taikos dvasia. Ir todėl tai yra nuostabu būti dalimi darbo, kur skirtingų bažnyčių atstovai sako, mes tikime vieną Dievą, turime vieną gelbėtoją Jėzų Kristų ir turime vieną Bibliją, iš kurios semiamės išganymo išminties ir tikėjimo tvirtybės. Tai vat, čia yra tikrai nauji šito darbo aspektai. Paminėtinas ir toks paprastas dalykas, kad šalia naujo vertimo yra komentarai, kurie, sakyčiau, lietuvių kalba, teologinė prasme, teologiškai vertinant, yra tikrai labai vertingi ir matomai, lietuvių kalba tokių dar nebūta. Nekalbant jau apie tai, kad tai tikrai padeda skaitytojui išsiaiškinti, ypač sudėtingesnės vietas, tos tokius, sakykime, klausimus, kurie galbūt kelia abejonių arba yra neaiškus, nes tokių tikrai yra nemažai. Tai yra naujas vertimas su išsamiais šventojo rašto komentarais, kurie bus pagalba ir šventojo rašto studijų grupelėse, sakyčiau, netgi ir kunigams pamokslams ruoštis, tikrai jie gali padėti. Ir, paprastam eiliniam skaitytojui. Tikybos mokytojai, katechezėse, žodžiu, iš tiesų. Tai va. Ar prigis šitas vertimas? Pasižiūrėsime, laikas parodys, bet iš tų pirmųjų atsiliepimų, kurie pasiekė mus,
nes Pauliaus laiškai pasirodė 21, netgi 20, tas laikas taip bėga, 20 metų pabaigoj, o dabar jau 23, tai, atsiliepimai yra pozityvus ir jie teikia mums vilties. Tai galbūt aš tokią įžangą perduodu gal žodį, mikrofoną neturime, Tatjanai. Jau žodį. Tai irgi pradėsiu nuo to, kad labai džiaugiuosi, kad mane čia pakvietėte, visi, kurie kvietėt, ir šitą mūsų susitikimą rengėt. Nes čia, tiesą sakant, viena iš maloniausių mūsų darbo, kuriame daug malonių, viena iš maloniausių dalių, tai kad mes galime ištrūkti iš didesnių miestų, ypatingai tie, kurie ištrūkame, ir lankyti Lietuvos pasaulyje, įvairias vietas ir žmonės, kuriems tikrai rūpi Evangelijos ir rūpi jas skaityti. Ir kurie, akivaizdu, kad supranta, kad ir dvasia svarbi, ir raidė, ir įdomus tas raidės ir dvasios santykis, todėl į kiekvieną puslapį, sakinį, žodį, kaip ir mes, nusiteikit įsižiūrėti ir įsigilinti. Mes esame visi šiek tiek tos grupės nariai, kurie čia esame ir kurių čia nematote, bet jie priklauso mūsų darbo grupiai vertėjų. Mes šiek tiek esame teologai, bet jeigu ne teologai, savęs niekaip negalėčiau pavadinti teologija, bet vis dėlto su tekstais ir filosofiniais, ir teologiniais nemažai tenka dirbti. Ir kadangi aš esu būtent antikinės kultūros tyrėja, tai neišvengiamai, filosofija ir teologija, nes daug kas graikų kalba buvo sukurta, man nėra svetima. Bet aš visų pirma esu filologija, tai yra filologiškiausias galbūt iš mūsų visų. Aš čia grupės narys, todėl matau, knygų aš daugiausiai čia atsinešiu, tas atsispindi. Ir knygas būtent todėl, kad aš esu filologija klasikė ir dirbu būtent su tekstais graikų kalba, senąja graikų kalba, mažiau latino kalba, bet ne todėl, kad nemokėčiau latino kalbos. Tai vieną paėmė būtent leidimą Nestlé Alendas, čia klasikinis leidimas graikų kalba. Galbūt kas nors norės pavartyti, nes neseniai vienam susitikime žmonės prisipažino, kad labiausiai norėjo pamatyti, kaip atrodo tekstas graikų kalba. Galiu gal iš karto duoti ir kam labai rūpi, kad nereikėtų laukti pabaigos renginio, kad būtų galima pamatyti, kaip atrodo tekstas graikų kalba. Ir jūs beje pamatysit, kad yra tekstas graikų kalba ir yra vadinamasis kritinis aparatas, tai yra tam pažymėta, kokie rankraščiai, tie pirminiai rankraščiai, kur kitaip šiek tiek parašyta. Žodžiu, netgi to teksto pirminio lygmenyje, nesakau, kad ten nėra iš esmės naujų dalykų, bet kai kur yra frazės arba žodžiai, kurie nėra kitose rankraščiuose. Žodžiu, visas mokslas ten didelis netgi yra apatinėme tokia sluoksnė. Bet mes verčiam tą tekstą, kuris jau toks labiau leidėjo pasirinktas kaip svarbiausias. Dar kita knyga, kurią paėmė, čia aišku kalbėjome ir visi puikiai žino ir geriau už kitus vertimus, Česlovo Kavaliausko vertimą. Čia leidimas istorinės 72 metų ir pernai jam jau sukako 50 metų. Ne, tai tikrai, jūs veikiausiai nesistebėt, kad prireikia naujo vertimo, bet vien todėl, kad praėjo pusę amžiaus ir keičiasi kalba ir tyrėjai viso pasaulio tą tekstą interpretuoja, tai tikrai kai kurios vietos galima, kokias vietas galima kitaip suprasti arba geriau bent jau paaiškinti, išsamiau pakomentuoti, visų tai mes ir stengiamės daryti. Ir labai konkrečiai kaip filologija aš paprastai pasirinkau kokį nors vieną tekstą, norėtume parodyti, ką mes darom, taip, kad mūsų vertimas, kuo ir kaip mūsų naujas vertimas, šiojo 21 amžiaus, galima sakyti, vertimas Evangelijų, kuo jis skiriasi nuo įprasto, daugam labai miela ir kai kas netgi šiek tiek įsižeidžia, sako, toks geras, gražus tekstas, o jūs čia dabar perstumdot baldus tarsi, tiesiog, kad būtų viskas kitaip. Tai aš noriu parodyti, jeigu mes perstumdam, kodėl, kažką išimam, kažką įdedam, nes mes labai rūpestingai žiūrim į tą seną ir žmonėms brangų tekstą ir labai dažnai pamėginę daug kitų sprendimų matom, kad buvo geriau. Ir tada mes tikrai nestumdinėjom baldų tik todėl, tik tam, kad kitaip dabar išdėlėtume. Šitą tikrai labai vengiame.
Tai ir aš visada žiūriu, kai mes susitinkame kur nors, pasakoti apie savo darbą, aš pasižiūriu, koks šalia galbūt kokios dienos skaitinys yra, kad tekstas arba jau girdėtas ką tik, arba bus to girdimas, skaitomas. Tai dabar vis skaitoma Jono Evangelija ir artimiausias tekstas, kur aš tarp skaitinių įsidėmėjau, ateinančio sekmadienio yra Mato Evangelijos pabaiga. Pati Mato Evangelijos pabaiga. Ir tiesiog praktiškai pasižiūrėkime, kai buvo ir kokį vertimą dabar mes siūlome. Tai yra Mato Evangelijos pabaiga, 28 skyrius, ten kaip temiškai pavadinimai dar skiriami, tai pavadinimas teminis toks Jėzus apreiškimas mokiniams. Čia pati pabaiga. Česlovą Kavaliauską pirmą paskaitysiu vertimą ir parodysiu, kas pasikeitė. 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatė mokiniai papuolę ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tai štai, tai gana trumpas skaitinys. Ir pirmą sakinį verčiame taip pat, išskyrus tai, kad man atrodo pašalinom vieną, tai yra vieną nereikalingą kablelį jame. O toliau jį išvydė, vietoj buvusi jį pamatė. Jie pagarbino jį, nors kai kurie bijojo. Jį pagarbino, tai pagarbino mes verčiame graikų kalbos veiksmažodį proskinezė, gal žinoma, kaip toks rytiečių būdas pagarbinti, pagerbti svarbų žmogų, nusilenkiant. Bet tas proskinėjo gali reikšti tiesiog pagarbinti, jau labiau, kad kitose vietose. Ir čia beje komentare gražiai atkreipiamas dėmesys į tai, kad tarsi visą Mato Evangeliją tas proskinezės pagarbinimo motyvas įrėmina, nes antrame skyriuje žiniai iš rytų irgi pagarbina kūdikį gimusi. Ir pačioje pabaigoje tas pats iškyla veiksmas ir tas pats vaizdas garbinimo proskinėjo. Kitose vietose yra ir graikų kalboje priduriamas žodis pisontas, krytė, parpuolė ant žemės. Parpuolė ant žemės, jį pagarbina. Ir tarkime, čia mūsų vertimas daug nuoseklesnis, nes jeigu šalia yra dar tas parpuolė ant žemės, mes taip ir verčiame. Parpuolė ant žemės, pagarbina. Tai buvo antrame skyriuje. O tarkime, Kavaliausko vertime, parpuolė kniupsti, jį pagarbino. Tai jis tuo atveju vertė pagarbino proskinėjo Kavaliauskas, o paskutinėme skyriuje vertė jį parpuolė ant žemės. Žodžiu, šiek tiek tas vienas parpuolė ant žemės užėmė Kavaliausko vertime proskinėjo vietą. Noriu pasakyti, kad mes net ir mažiau svarbių sąvokų atveju stengiamės išlaikyti nuoseklumą. O jeigu jau tokie svarbus, ryškus ir teologiškai žodžiai, tai labai atsargiai žiūrėjome, kuriai mes kokią čia priskiriam reikšmę ir be reikalo tikrai jos nepalydavo. Tas nuoseklumas, tai vienas iš principų mūsų darbo, ypatingai jeigu tai yra svarbios sąvokos. Ir toliau, tarkime, Kavaliausko vertime buvo žodis dar, kai kurie dar abejoja, jo nėra graikų tekste. Ir, kodėl dabar dar? Tarsi mes žinom, kad kitą akimirką nebeabejos, kad jie čia atėjo su abejonim, ten visai nėra to dar. Tiesiog į tą akimirką abejoja. O ar jau gal abejoja, ar dar, šitą mes nežinom ir todėl šito žodžio mūsų vertime nėra. Šitą mes irgi labai įdėmiai stebėjom, kad tas mūsų vertimas irgi jis atsargesnis dar. Nes jeigu žodžio nėra ir mes negalim būti tikri, kad čia jį būtina pridėti, mes to žodžio nepridėsim. O jeigu mes pridėtum kažkokį žodį, kurio tekste nėra, bet be jo labai sunku jį suprasti arba ištarti, tai mes žymėm, kad tai pridėtas žodis. Kavaliausko vertime niekas nėra žymima. Tarkim, toliau čia kalbama visų tautų žmonės. Mes taip irgi išvertim, nors po žodžiu tam pasakyti visas tautas.
Bet sunku pasakyti visas tautas, nes toliau sakyti jas, dar mokydami. Jos. Todėl, kad, bet jos, todėl, kad graikų kalboje tai yra nekatroji giminė, atrodo etna, ne katroji, tada jos. Gerai. Žodžiu, mes galim suprasti, sakyti tautas, bet paskui jos. Nu, tarsi yra aišku, kad kalbama ne apie tautas inkorporą, bet apie atskirus žmonės. Bet mes tą žodį pažymėjome žmonės, kad mes pridėjome. Padarykite mokiniais visų tautų žmonės. Nėra žodžio žmonės tekste yra visos tautas. Krikštydami jos tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios vardu. Čia mūsų vertime nėra nereikalingo kablelio prieš ir sūnaus. Tėvo ir sūnaus kablelis ir šventosios dvasios vardu. Nu ir visai paskutinis dalykas. Mokydami jūs laikytis visko, ką esu jums prisakęs. Jos, nu va todėl, kad žmonės jūs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki šio amžiaus pabaigos. Mes verčiame amžiaus, o Kavaliauskas verti pasaulio. Ten graikų kalboje yra žodis aiona, kuris visų pirma reiškia amžius, nu ir mes tak vartojame taip žodį amžius, mūsų amžius. Juolab, kad judėjiškoj teologijoje, jau mitrašuose, žydų aiškinimuose, tai buvo pakankamai prigyję jau anais laikais, kad yra dabartinis amžius, bet bus tas ateinantis amžius arba mesijinis amžius, kai pasirodys žadėtasis mesijas. Vėliau tai, prigijo kaip ir pasaulio pabaigos, bet iš tiesų, pasaulis mes turim kosmos, kitą žodį graikišką ir tai jau žymiai vėlesniais laikais. Tuo metu be abejo žodis reiškia amžių. Tai va. Aš galbūt, Laimonas, dar vardan tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios, o čia yra tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios vardu. Aiškink, kodėl. Dabar kadais, dar kai vertė Bretkūnas ir be abejo nors Bretkūno vertimas nebuvo išleistas, liko rankraščios, tačiau vėlesni vertėjai juo naudojos ir kai kurie posakiai arba kai kurie terminija, kai kurios posakius ir terminiją paveldėjo vėlesni vertėjai. Bet reikia žinot, kad prieš 400 virš kai kurie žodžiai turėjo vis vien jų, šiek tiek galbūt kita semantika buvo. Ir tais laikais vardan reiškia vardu. Nuo Vinco Kudirkos laikų įsigalėjo jau reikšmė, taip kaip, sakykime, rusų kalboj, vaime blaga, vardan gėrio kažkokio. Reiškia, dėl tikslas ir tas vardan, tas, krypties vietininkas tapo, tikslo prieveiksmiu. Dėl. Tai visgi, kad nebūtų tos dviprasmybės ir tos senosios reikšmės, kuri, sakykime, painiotus su dabartinė vartosena, kad nereikštų dėl tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Visgi pasirinkta versti tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios vardu. Tai, ir paskui vėliau apie kitus žodžius irgi. Kartais, žinokit, kai verti tekstą ir tu jis pats skaitęs namie kiekvieną dieną, sakykime, aš kiekvieną dieną skaitau Senojo ir Naujojo testamento, nors po ištrauką, bažnyčioje tas pat. Tai kai ką matai graikišką tekstą ir tau kartais net nesusimastai. Ir būna po poros dienų pamatai, kad tu pagal, kaip buvai įpratęs, išvertėjai, nors tai ne visai tikslu, arba kas nors iš komandos sako, žiūrėkit, čia truputėlį gal būtų geriau, gal taip tiksliau.
Kodėl komanda yra labai geras dalykas? Aš gal Tatjana pavyzdžių parodė tos skirtumus, sakykime, nuo Česlovo Kavaliausko vertimo. Paminėsiu patį principą. Biblistai turi tokį įsivardinę principą, kaip, ir matomai ne tik biblistai, bet hermeneutikoje yra toks principas kaip ištikimybė tekstui. Ištikimybės tekstui principas. Ką jis reiškia? O tai reiškia, kad vertėjas yra apribojamas. Ir vertėjas neturi savo idėjų primesti tekstui. Vertėjo uždavinys yra būti ištikimam tekstui, atiduoti pirmenybę tekstui. Ką užrašė tas autorius, kurį mes verčiam, mes ir turime išversti. Tai labai atsitinka toks dalykas, kad vertėjai, bet vėlgi, iš dalies nuo to pabėgti beveik neįmanoma. Kodėl? Primesti tekstui. Nes mes gyvenam kažkokioj kultūroj, mes buvom lavinami kažkokioj tai švietimo sistemoje pagal kažkurią programą. Ir netgi teologiškai, aš kaip teologas galiu pasakyti, priklausomai nuo to, kokioj teologiniai mokykloje tu buvai brandinamas, tu buvai formuojamas kaip tas specialistas. Ir dabar tu susiduri su prieš 2000 metų parašytų tekstu, kuris gimė visai kitoj kultūroje ir kita kalba. Ir, reiškia, yra tas, vėlgi, tikslas tarsi nutiesti tiltą tarp dviejų pasaulių. Ano pasaulio ir mūsų pasaulio. Tai yra nelengvas uždavinys, tikrai labai. Nes reikia pažinti ir aną pasaulį, tai yra, tai, ką Tatjana paminėjo, grinai, pačią kalbą, ne, senąją graikų kalbą, bet taip pat ir susipažinti ne tik tai tą gramatinę pusę, mokėti, išmanyti, bet taip pat ir socialinę, kultūrinę, istorinę. Visa tai mums padeda perskaityti tą tekstą parašytą anuomet. Bet tada, ir šios dienos kultūra, šios dienos kalba, kad tas mintis kažkaip tai, perteikti šios dienos žmogui. Tai todėl galim pasakyti, aš čia šiek tiek, mano mintis nėra labai nuoseklios, atsiprašau, bet tai tas ištikimybės tekstui principas yra pasirinktas, ir mūsų, kad jeigu tekste nėra dar, kodėl jį pridėti? O jeigu jau mes matom, kad tikrai ten yra ta mintis, nors paties žodžio nėra, tai tą žodį, taip nuspręsta, įrašomas jisai yra kitų šriftų. Ir skaitant jūs iš karto, pavyzdžiui, mato, kad štai tavo karalius pas tave ateina, jis romus, joja ant asilo, ant asilaičio, junginio, gyvulio jauniklio. Gyvulio graikiškam tekste nėra ir iš karto, skaitant, matos, gyvulio nėra. Bet, reiškia, junginio jauniklio gali iškilti dviprasmybė, kas čia per jauniklis, pridedamas žodis. Bet kodėl pažymima kitų šriftų? Kad mes tą darbą darom atsakingai. Ir tai aš norėjau tą ištikimybės tekstui, o ne primetimo tekstui kažkokių savo minčių. Ypatingai, kai tai liečia, tokias svarbes, sakykime, biblinės sąvokas. Pavyzdžiui, išganimas lietuvių kalboje labai prigijęs žodis ir labai gražus šiaip žodis. Jis atitinka tai, kad, jeigu Jėzus yra ganytojas,
o tikintieji mes esame ganyklos avys. Jeigu mes sekam savo ganytojų, mes būsime išganyti galiausiai. Reiškia, labai gražu ir netgi atitinka atskiras švento rašto vietas. Bet problema ta, kad graikiškai tai yra soterija žodis. O soterija turi aiškę reikšmę išgelbėjimas. Išgelbėjimas. Ir net imperatoriai tais laikais, Jėzaus laikais, Romos imperatoriai buvo vadinami soter, gelbėtojas. Tas imperatorius buvo laikomas gelbėtoju. Ir iš tiesų, tie kaltinimai, net judėjų kaltinimai Jėzui, tam, kad jis būtų nuteistas, susijęs su to žodžiu soter, kad nebe imperatorius, nebe Cezaris yra pasaulio gelbėtojas, o šitas sakosi esąs ir žydų karalius ir soter, todėl, jis vertas mirties, reiškia. Tokia yra potekstė. Taigi, mes nebegalim versti išganimu, nes čia jau visai kitas žodis ir kita, reiškia, kiti vaizdiniai. Todėl verčiam išgelbėjimu. Ir gelbėtojas. Na ir daugiau tų pavyzdžių, kad, reiškia, su visa ta atsakomybė mes tarsi leidžiam tekstui vadovauti. Ir nebent kažkokiose tai vietose tu matai, kad tas pats žodis negali būti verčiamas tuo pačiu lietuvišku žodžiu, nes pasikeičia tas kontekstas ir tik tokiu atveju mes jau parenkam antrą, trečią ar ketvirtą to žodžio reikšmę, nes žodynuose, kaip žinia, ir lietuviškose, bet koks žodis turi ne vieną reikšmę, o 2, 3, o kartais ir 20 reikšmių. Ir priklausomai nuo to, kokiame kontekste jis pavartotas. Tai čia šiek tiek apie metodiką ir galiausiai galbūt čia aš dar tik paminėsiu tai, kad tai nėra pažodinis vertimas. Tai mes nedarom tai, kad graikiškas toks žodis, tada lietuviškas toks, nes tai būtų labai sunkiai įskaitomas tekstas. Mes verčiam mintis. O tai reiškia, kad verčiant mintį gali atsirasti visai kiti žodžiai. Jie tiesiog kartais prašyte prašosi, be jų ta mintis niekaip neskambės. Tai maždaug, sakykime, tokia metodika yra ta mūsų vadinama lotiniškais terminais ne ad verbum, bet ad sensum. Pagal prasme, visgi siekiant kiek įmanoma to ištikimybės tekstui tikslu. Aš pratęsdamas Giedrių tik tai noriu pridurti, kad pavyzdžiui, jeigu būtų verčiama pažodžiui, kaip lotiniškai ad verbum, tai, pamėginkit, sakykime, anglišką tekstą verst pažodžiui. Bus ir juokinga, ir iškraipyta, ir neaišku, ir taip toliau. Reikia vis vien, verst turinį. Dabar su tuo Jėzų išganytoju. Taip, gal lietuvių kalboj nuo senovės, gal taip yra įprasta. Bet ganytojas graikiškai, čia mes, aišku, kažkaip nejauku, ant paties pono Dievo pasakyti piemuo. Bet šventajam rašte oimen, tas pats senovinis žodis, kurį ir lietuviai beveik, taria beveik taip pat, piemuo. Tai, sakėm, gelbėtojas yra soter. Ir kur Jėzus sako, aš esu gerasis ganytojas, tai ten taip jau pažodiškiau būtų, aš esu tas gerasis kiltusis piemuo, kuris guldo savo gyvybę šalis. Tai visgi ta, versti prasme labai labai svarbu ir
kaip tik tai būtų, na, kai kurie kaltina, kad čia šventojo rašto kaip ir išdavystė, tą sakyčiau, kaip tik ne išdavystė, kaip tik perteikimas, stengiantis perteikti. Ir kitas dalykas, apie metodiką. Žinokit, taip nori šventąjį raštą verst pagražinti. Taigi toks taurus žodis, Dievo žodis, na reikia kaip nors tauriau, reikia, o mes žinot, kaip turiu kalboj, tų sinonimų, oi kiek sinonimų. Tai, na, sakykime, pavyzdys iš mūsų skaitinių knygų yra taip. Ta pati frazė, o kaip žinot, pavyzdžiui, eilinis sekmadienis, ten kokia nors iškilmė ir kokia nors šventojo minėjimo. Ir ta pati šventojo rašto vieta Senojo testamento išversta skirtingai. Sako, štai aš siunčiu savo pasiuntinį, kuris paruoš tau kelią. Kitoj vietoj siunčiu savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Trečią kartą, kuris praskins tau kelią. Taigi, atrodo gražiausiai praskins. O esmė yra ta, kad, na, taip filosofiškai, egzistenciškai kalbant, jeigu, na, žmogus gyvena šiame pasaulyje, jis turi savo gyvenimo kelią ir tas, o jo tikrojo gyvenimo kelias, jo paskirtis, jo predestinacija yra, na, Dievas, jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai kaip dabar galima nutiest kelią, kurio nėra, jeigu Dievas jau yra, tai kaip tu jį nutiesi? Arba praskint kelią, ką, džiunglės. Bet kad, na, žmogus pats turi atsiliepti Dievo kvietimo, pats turi dėti pastangas ieškoti kaip ten Evangelijoje, kad, reiškia, Dievo karalystė panašiai žmogų, kuris, na, sužinojo, kad ten lobis, dirbo ir tada nuėjo viską, pardavė ir nusipirko tą dirbą su tuo lobiu iškasė tą lobį. Tai visgi ir yra Dievo dovana, bet yra ir žmogaus dalis. Tai, na, o kaip pagražinė, žiūrėkit, na, kaip ir visai netyčia, labai gera valia, gerais norais, sutaurint, papuikint, pagražint Dievo žodį, žiūri, kad tu jį jau čia pasidaro tavo žodis, o ne Dievo. Tai čia irgi būna, na, pavojus. Tiek. Nu, aš kadangi esu vertimas turiu daug reikalų versdama kitus autorius antikinius, tai galiu pasakyti, kad vadinamasis pažodinis vertimas tiesiog nėra vertimas. Čia yra, nu, kažkokia kalkuliacija. Žodis, kiekvieno žodžio atitikmuo, bet čia net ne minties problema. Problema ta, kad visos kalbos turi skirtingą sintaksį, skirtingą sintaksinę struktūrą. Yra kalbos, kur veiksmažodis turi būti antroje vietoje, yra, kur jis turi būti paskutinėje vietoje, tai jokių būdų negalima versti vienas prie vieno. Tiesiog viskas neišvengiamai, būtinai perkonstruojama, jeigu tai yra vertimas, o ne tiesiog atskirų žodžių. Jeigu mes verčiam frazes, tai savaime suprantama. Aš tik tai įsiterpsiu, nenoriu pertraukti. O taip mes ir dirbame. Ja, tikrai ta dinamika tokia atspindi mūsų šio vakaro pokalbis, iš kur tokia idėja kyla, to pažodinio vertimo. Na, pailiustruot, kad visiems aiškiau būtų. Pavyzdžiui, na, musulmonai apskritai savo šventojo rašto neleidžia versti. Nes laikoma, kad bet koks vertimas, na, taip vadinamai profanuoja sakralų tekstą. Šventenybės, na, išniekina. Ir norint susiliesti su šventenybė, reikia susiliesti su originalu. Nes bet koks vertimas jau, na, jį ne tik sumenkins, bet netgi yra šventvaigiškas. Todėl, na, taip yra su Koranu. Iš tiesų taip yra. Tai va čia būtų kaip ir pavyzdys.
Bet šitos idėjos per bažnyčios istoriją iš tiesų buvo labai gajos krikščionybėje. Ir laikyta, pavyzdžiui, kol buvo mažai studijuotas graikiškas tekstas, laikyta, kad Naujasis testamentas yra užrašytas šventa graikų kalba. Ir todėl ten atsirado tokie žodžiai, kurių klasikiniuose tekstuose arba visai nėra, arba jie labai reti. Na, pavyzdžiui, kaip galbūt ir jums yra tekę girdėti meilė, kad graikų kalboje yra, ne vienas žodis, mes sakom meilė. O ten yra, agape yra ta jau dieviška meilė. Ne eros, kuri būtų jau fizinė, kūniška meilė, ir ne filija, kur, būtų tokia jausminė sielos meilė. Bet štai, agape yra Dievo meilė. Ir reiškia ne tik šitas žodis, kuris atsiranda Naujajam testamente ir krikščionių labai yra, krikščionys tampa katalizatoriais to žodžio. Bet, reiškia, apskritai visa ta graikų kalba yra, tokia šventa. Kol tyrėjai neatrado artefaktuose, išlikusiuose kažkokiuose tai skiautėse eilinių žmonių, kaip pavyzdžiui, šeimininkės pirkinių sąrašą, kurį jinai pasidaro eidama į turgų. Ir atrasta, kad pavartoti tie patys žodžiai, kaip ir Naujajame testamente. Pradėta svarstyti, kad iš tiesų Naujasis testamentas užrašytas ta koinė arba kinė kalba, tai yra liaudies kalba, turgaus kalba, visiems suprantama kalba. Ir Tatjana galėtų pasakyti, kad iš tiesų klasikiniai arba anksčiau buvę graikiški tekstai, jie skiriasi. Nes tuo metu jau kalba visa Romos imperija graikiškai. Ir tas jau, graikiškas tekstas yra paprastesnis kur kas, liaudiškesnis, netoks taisyklingas, ne pagal visas taisyklės. Priešingai, ne tai, kad šventumas arba sakralumas pasižymi ypatingoj kalboj arba ypatingoj jos formoj, bet kad tas šventumas, Dievo šventumas, apsirengia tą visiškai žemišką rūbą. Va čia yra Jono Evangelijos pradžios esmė, kad pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Čia pirma eilutė. O 14 eilutėje pasakyta. Ir tas žodis tapo kūnu. Ir jis gyveno tarp mūsų, paprastų žmonių, kurie kalba paprastai. Dievas tampa vienu iš mūsų, toks kaip mes. Jis viskuo tapo panašus, apaštalas Paulius rašo. Tai griūna mitas, kad šventas raštas, šventas tekstas yra parašytas ypatinga kažkokia tai kalba. Nes iš čia ta idėja, norint nesugadinti tos kalbos, reikia versti pažodžiui, nes kitaip mes ją, profanuosim, išniekinsim. Kad to netliktume, geriau nesiimkim nieko, tiesiog kaip ten yra, taip ir išverskim, o jūs jau žinokitės, toks yra šventas. Bet iš tiesų tai neteisingas priėjimas ir aš manau, musulmonų tas pavyzdys parodo ypatingai ryškiai, kad taip neišėjo. Tai atsiprašau, Tatjana, kad jūs pertraukiau ir gan ilgai šnekėjau. Aš tada tik trumpai Giedriui pridėsiu. Nereikia žiūrėti musulmonų. Judėjai verčia Torą, pranašus į savo kalbas, bet tik tiem, kurie mokosi hebrajų kalbos ir
sinagogui šventasis raštas skaitomas tik hebrajiškai. Maldos judaizme irgi galioja tik hebrajiškai, nors žmogus, kad, sakykime, dažniausiai, jeigu, sakykime, pats žydų tautybės, tai nereiškia, kad kalba hebrajiškai. Bet sakrali kalba yra hebrajų, tai, sakykime, maldynas dvikalbis, tai kad jis žinotų, ką reiškia jo maldos įskaito hebrajiškai. Žiūrėkime, mūsų katalikų bažnyčioje net iki dabar yra viena atskala, kur Dievas supranta tik lotyniškai ir yra šventvagystė liturginės apeigas atlikti gimtąją kalbą. Rusijos stačiatikių bažnyčia, jeigu beveik visos kitos stačiatikių bažnyčios verčiasi į gimtasias kalbas, ir ukrainiečiai, ir serbai, kurie, gal daugiau tokie radikalesnė jų tokia stačiatikybė, bet vis vien, ir ten slovakai kokie ir taip toliau. Tai, pavyzdžiui, Rusijos stačiatikių bažnyčia, bažnytinė slavų kalba ir viskas. Nors yra leidžiami maldynai irgi lygiai taip pat, kaip ir judėjų, reiškia dviem kalbom. Tai, tiek. Aš žinokit dar vieną pavyzdį. Dabar tiesiog iškilo, kad iki ko galima būtų, sakykime taip, nusiristi arba iki kokio kraštutinumo nueiti, jeigu mes jau norim taip pažodžiui viską išversti. Tai žinokit, pradėjus gilintis į senuosius papirusus, tai yra išlikusius tuos tekstus, kurie mus pasiekė. Tarp kitko, žinai, kad Evangelijos tekstai, Naujojo testamento tekstai, kurie mus yra pasiekę mūsų dienas, datuojami jau 1 amžiaus pabaiga, 2 amžiaus pradžia. Tai yra labai ankstyvas laikas, turint omeny, kad įvykiai vyko 1 amžiaus, pirmoj pusėj, bet beveik iki vidurio, ne? Tai praeina labai nedaug laiko ir jau yra tos dar nepilnos, bet ištraukos, papirusų skiautės išlikusios iki mūsų dienų. Bet pradėjus gilintis į tuos tekstus, man, pavyzdžiui, tai buvo labai didelis atradimas, pamatai, kad pirmieji krikščionys turėjo tuos šventus vardus. O čia yra judėjų tradicijos tęsinys. Nes, žydais Dievo vardo netarė. Ir kai jie skaito, sakykime, ir hebrajiškai užrašyta Jahve, Jahve, mes sakom, Jahve, taip yra užrašyta. Taip užrašyta. Jie skaito Adonai. Kad nesuteptų švento Dievo vardo. Tai krikščionys tęsė ir, reiškia, trumpino. Tai papirusuose, pavyzdžiui, žodis Dievas niekur nerašomas. Yra Dievo trumpinys. 3 raidės. Niekur nerašomas žodis Jėzus. Niekur nerašomas žodis Kristus. O rašomos 2 arba 3 raidės. Yra 14 žodžių, aš dabar visų, bet ir dvasia, ir Jeruzalė, ir kryžius, nerašomas pilnas žodis. Ir kai žiūri tuos papirusų, kaip tai atrodo, iškyla iš karto šių dienų SMS žinutės. Reiškia, kai ypač jauni žmonės, jie trumpina. Ir paskaičius, kas vaikų turit, jūs tikrai žinot, paskaičius, reiškia, o ką tas, pavyzdžiui, OMG, reiškia, OMG, oh my god, aišku, reiškia, bet rašo. Ir daug kitų yra trumpinių, kur tik jaunimas supranta. Mes jau atsilikę, mes jau nežinom, ką tie trumpiniai reiškia, bet jie labai gerai supranta.
Va tie. Tai įsivaizduokit, Naujas testamentas originalus. Vat toks. Ir jeigu mes dabar pateikiam irgi su tais SMS-ais, tai būtų toks, sakykime, na, nežinau, ką tai sukeltų, bet galim būtų tvirtinti, kad ne, mes ištikimi va tekstui. Na, tai būtų kraštutinumas. Tai čia nuoseklus būdas, aš sutinku, kad geriausia tekstą skaityti originalo kalba. Nes mes, kad ir kokie būtų puikus, mes būtume puikus vertėjai, kad kiek mūsų būtų daug, mes negalim, kiekvienoje kalboje kažkokie specifiniai žodžių prasmių susideda konsteliacija, junginys, derinys, mes negalim jo perkurti būtent tokio, kad skambėtų taip, reikštų tą patį, ir kiekvienas žodis jis šiek tiek tokį savo turi reikšmių lauką, neįmanoma išversti kitą kalbą, poezijos visai, bet ir prozos gerų svarbų tekstų. Tai aišku, labai gerai, kad visi neseniai žmonės lotiniškai bent mokėjo. Ir graikiškai, dar praeitam amžiuje išsilavinę žmonės ir graikiškai skaitė. Tai aš galiu tik visus paraginti, patvirtinti, kad aišku, jūs daug ko netenkat neskaitydami graikiškai, be abejo. Į kursus į obelius važiuoja. Yra čia pat turim galimybę žengti ir beje, čia viena iš svarbiausių motyvacijų, kiek žinau. Žmonės dažniausiai kreipiasi į savo, kad norėtų pramokti graikų kalbos. Daug greičiau dėl Platono, patikėkit, ir daug dažniau dėl Evangelijos. Taip, čia žmonės tikrai supranta, kad labai svarbu paskaityti, perskaityti. Ir tada tu pats gali įvertinti tą parašytą tekstą. Tai va, tai arba neįversti, bet jeigu jo verčiame, tai reikia versti, aišku, o nedėti žodį po žodžių, bet taip tiesiog. Ir jeigu mes nenorėsime kalbėti apie vertimus, aš galbūt tada dar, kad nepamirščiau visai, perduosiu žodį atgal, pasakysiu, kad kita vertus, apie to, apie ką jau kalbėjom, įvairių tokių istorinių realijų mes be reikalo stengiamės neversti arba kai ką pataisyti. Nu, tarkime, drachmos buvo seniai tekste, niekas labai dėl tų drachmų nesijaudina, bet ten dar yra lieptai, kvadrantai, žodžiu, buvo anksčiau nenuoseklų, buvo drachmas kaip piniga, drachma, graikų piniga, bet buvo skatikai, smulkus pinigėliai, ten, tai vat mes tos skatikus, smulkus pinigėlius pagal tą nominaciją lotinišką irgi palikome graikišką. Lieptai yra tokia moneta ir kvadrantai. Paaiškinta komentaruose, koks jų maždaug atitikmuo, kokia jų vertė. Arba, tarkime, muitininkai, puikiai visiems pažįstami ir Matas buvo muitininkas, ar ne, virto mokesčių rinkėjais. Todėl, kad iš tiesų tas telionės graikų kalbos, jis ne muitą rinko, o mokesčius, tai finansų inspektoriai. Centurionas vietoj šimtininko grįžo irgi kaip tokia rameniško realė. Cezaris, nes aišku, Cezaris istoriškai taip ir prigėjo, bet Cezaris, mums gerai taps ir kitais keliais irgi mūsų pasiekęs vardas, tai Cezaris dabar taip ir skamba. Centurionai irgi mūsų į tą pasaulį labiau nukelia ir mes galim pajusti, kad štai Romos valdomam pasaulyje viskas vyksta. Jų pinigais ten sumokama ir jų valdovai ten sprendžia likimus. Aš šiek tiek apie tą šimtininką. Jeigu prisimenam iš Išėjimo knygos 18 skyriaus, ateina Jietras, Mozės uošvis, reiškia, pas Mozę ir mato, Mozė nuo ryto iki vakaro klauso žmonių, priima jų skundus, sprendžia bylas ir taip toliau. Ir tada uošvis sako, klausyk, tu paskirk tūkstantininkus, šimtininkus ir 50-tininkus. O jau spręst tom, reiškia, tom bylom, tiem sunkiem klausimam, o tu imkis tik pačių sunkiausių. Tai šventajame rašte apskritai šimtininkas arba tūkstantininkas arba 50-tininkas, tai yra genties kažkokio klano, kažkoks, seniūnas, reiškia, didesnis, mažesnis ir taip toliau, atsakingas, už daugiau, mažiau žmonių. Ir dabar kaip tada Romos karininkas gali būti tas šimtininkas, jeigu Romos karininko, laipsnis, taip vadinos, centurionas, ir antikiniam žodynė nei jokioj antikinės kultūros, jokioj enciklopedijoje mes nerasim šimtininko.
Arba Ciesoriaus. Jaunimas, sakykime, nežino, kas yra Ciesorius, o tas pats Cezaris, tik tai sulenkinta forma ir dar kartą sulietuvinta. Tai gal geriau Cezaris. Ir visi žino, reiškia, einantys, mirti, Cezaris sveikina ir taip toliau. Ave Cezarą, ne? Gyvok Cezario, moriturite salutant, reiškia, einantis mirti tave sveikina. Tai bent jau visi ir, sakykime, iš istorinių filmų irgi tą žinom, na, Cezaris kaip ir Julijaus Cezario vardas ir apskritai Cezaris mažąja raidė kaip imperatorių, ką pasisavino Kaizeris Vokietijos, vokiečių buvo, arba Rusijos caras, tai yra tas pats žodis. Na, lenkiškai Cesar, štai mes padarėm Ciesorių, bet gal turbūt nereikia. Tegul būna jau tas tikras paprastai. Tatjana ir Laimonas paminėjo taip vadinamus lotinizmus, kad graikiškame tekste atsiranda lotiniškų žodžių ir tada graikai patys galėjo išsiverst, bet jie to nepadarė, o tiesiog paliko. Tai ir mes paliekam, kad skaitytojas jaustų, kad veiksmas vyksta 2000 metų atgal Romos imperijoje, kur buvo savi pinigai, reiškia, nelietuviški pinigai buvo, ir tie romėnų kareiviai buvo vėlgi, šiek tiek kitokie. Tai paliekami tie žodžiai, kurie galbūt iš pradžio gali pasirodyti, kad sudėtingiau tą, bet komentare, kai paaiškinama, po to prigyja tie žodžiai. Sakykime, jau anksčiau Kavaliausko buvo įvesti lotiniški žodžiai, kaip pavyzdžiui, pretorijus. Nuvedė į pretorijų. Ir pirmą kartą skaitant, tu nežinai, kas yra tas pretorijus. Beje, šitame yra pakankamai išaiškintas ir pretorijus ir panašiai. Bet tai buvo tas, kiemas valdytojo Romos imperijos. Šiaip iš tiesų ir patys rūmai arba statiniai galėjo vadintis tuo vardu. Bet jis prigijo galiausiai. O kiti, pavyzdžiui, Tatjanos paminėti leptai, jų nebuvo, jie yra nauji, bet mes tikim, kad prigis panašiai. Aš dar tik paminėsiu, kad ir hebraizmai ir semitizmai, kai kurie anksčiau versti labai taip, drąsiai, reikalauja tokio atidumo. Ir todėl šitame vertime, žinokit, neliko ir gal kam pasirodys keista ir pragaro. Neliko pragaro, o vietoj pragaro yra, žinot kas? Hadas, kažkas tai lyg išgirdau sako, galbūt čia iš graikų žinoma ir klasikos labiau. Ir kitas jau iš hebrajiškos, iš hebrajų kalbos ateinantis žodis ir ne tik tai kalbos, bet ir Jeruzalės geografinės vietos Gehena, Ben Himono slėnis. Graikai jį vadino Gehena, Jeruzalėj, kuriame buvo sąvartynas ir degdavo pastoviai tos šiukšlės. Ir tai yra, jau vaizdinys pragaro ir kai jie šnekėdavo apie ugnį, kuri neužgęsta, tai ten Jeruzalėj buvo ta vieta, kur ugnis neužgęsta. Tai mes ryžomės visgi išskirti tuos du žodžius, nes vienose vietose yra Hadas, kitose vietose yra Gehena. Ir tai yra ne vienas ir tas pats čia dar, bet tie dalykai vėl komentaruose aptariami. Tai kažkiek galbūt, pasidaro ir, sudėtingiau tarsi skaityti. Vienose vietose žymiai lengviau, bet aš manau, kad, tai neturėtų išgąsdinti, bet kaip tik, kaip ir gal pamenat Gibsono filmą, tikriausiai žiūrėjote Kristaus kančia, ne?
jis nusprendė iš viso, kad filmas būtų aramėjiškai. Kad žiūrovas suprastų, kad tuo metu ne angliškai jie tarpusavį kalbėjosi. Ir va ta realybė tarsi, kai ten eina tik tai, subtitrai, bet tu girdi visą laiką tą tau nepažįstamą kalbą, tu supranti, kad veiksmas vyko kitoj kultūroj, kurią mums dar reikia pažinti. Tai nėra, tai vat būtent aš juokaudamas sakau, veiksmas vyko ne Obelių kaime. Reiškia, o kartais susidaro toks jausmas, skaitant, kad ir Kavaliausko vertimą, viskas taip sulietuvinta ir taip, tarsi Lietuvos kaime vyko kažkur. Ne, vyksta Izraelyje. Tai dabar dar vieną dalykėlį pasakysiu, labai trumpai ir tada užduokim klausimų, nes čia mums, žinokit, jeigu leisit kalbėti, tai dar 3 paros. 3 dienas, 3 naktys, 3 naktys kaip toj. Naujas vertimas, naujų vertimų nėra paneigiami ar kažkaip nepagerbiami, nereiškiama kokia nors nepagarba ankstesniem vertėjam, ar jie kažkaip nemylimi, ar taip toliau, taip toliau. Tai yra mūsų istorija, ne tik kalbos, bet ir mūsų kultūros ir mūsų tikėjimo. Be ankstesnių vertimų nebus naujo dabartinio, kuris atliekamas ir vėl gal po kartos ar dar po 2 kartų, galbūt vėl bus dar kiti vertimai atliekami, nebus tų vertimų. Kol nepradedi verst, bet jau tai originalą, tai jau mokai paskaityti, čia, žinai, čia labai. Tai tai kaip jis ten taip galėjo verst, o tas, žiūrėk, kai pradedi verst, tai tiek daug pagarbos kyla ir vienam, ir kitam, ir tu pamatai, kad tu irgi galėjai arba suklyst, arba netobulai išverst ir ne veltui amžinatilsį. Man asmeniškai tais, kaip pasakyti, mano mokytojas ir tos dvasios ir meilės šventajam raštui, mes jį tai vadindavom tėvelis Rupšys, man tai asmeniškai tai jis šventasis yra. Labai daug su juo teko bendrauti. Jis atvirai per paskaitą seminarijoje sakydavo, sako, žiūrėkit, pasirodė daktaro Algirdo Jurėno vertimas. Labai įdomus vertimas. Atrodo, taigi konkurentas, du profesoriai, tik tai Rupšys katalikų, tas reiškia, tas protestantų, kas jis buvo metodistas, baptistas, nesvarbu, bet sako, daktaro Algirdo Jurėno, skaitykit ir apskritai sako, skaitykit kuo daugiau vertimų, nes jeigu kartais skaitant kelis vertimus, kartais galima, sužinot, suprast tai, ko tau nepasakys komentarai. Jeigu tu niekiek nemoki originalų kalbos, gali labai padėti įvairūs vertimai. Sako, skaitykit kitom kalbom, kas kokiom mokat ir taip toliau. Tai, sakau, visa pagarba tiem mokytojam, nuo Bretkūno ir, sakyčiau, net nuo Mažvydo, kurio katekizme jau ištraukos, švento rašto ištraukos buvo. Klausimai? Labai gerai gerbiamas Kirtis pradėjo kalbėti apie renesansą ir žodžiai pasakė, kad kiekviena tauta turėjo galimybę, kaip skaityti šventą raštą savo kalbą. Arba dabarties laikmečių, tai kai jūs atlikot, tai būdinga mūsų tautai ir kitos tautos tą patį darbą atliko pastaraisiais laikmečiais, metais, 20.
Greičiausiai šventasis raštas yra daugiausiai verčiamas tekstas. Man atrodo, net ir statistiškai tai yra patvirtinta. Taip, vyksta vertimai, jie nesustoja. Netgi tose tautose, kurios turi tikrai daug vertimų, jie toliau yra verčiami. Mes negalim pasigirti tokią gausą, todėl tie tikslai tokie yra, sakykime, fundamentalūs, kažkuo labai neišsiskiria. Bet pavyzdžiui, kadangi aš studijavau Jungtinėse Amerikos valstijose magistro programoj, disertaciją rašiau, gyniausi Anglijoje, tai galiu apie anglosaksus pasakyti, kad žiūrint į jų tarkim, darbą. Pavyzdžiui, čia prieš kokį 20 metų, irgi laikas bėga labai greitai, pasirodė tokio Eugene Peterson, reiškia, vertimas, kuris, vos ne žargonu užrašytas, amerikietiškas. Bet jis pats profesorius, jis pats ir kalbų žinovas, tačiau jis taip pat buvo ir pastorius bažnyčios. Ir jis sako, kai aš ateidavau į švento rašto grupę ir mes turėjom studijuoti šventąjį raštą, aš pamatydavau, kad dalis žmonių miega, jauni žmonės apskritai jiems neįdomu, jie ateina todėl, kad, tėvai privertė. Ir sako, aš pradėjau ieškoti, kaipgi dabar sudomti, kaip tas Dievo žodis jiems turi prabilti. Ir jis pabandė ir išvertė vieną skyrių laiško Galatams, bet grinai taip, kaip kalba jauni žmonės, taip kaip Amerikoje ten, sakykime, talk show tose ar kažkur, aš jau pats fantazuoju, bet reiškia, kalbam. Ir jis taip išvertė. Ir staiga ta grupė jo atgyjo, pradėjo rinktis, nebetilpti tų žmonių. Visiems pasidarė labai įdomu ir tada jam paskambino vienas, sako, aš girdžiu, kas pas tave vyksta, redaktorius, sako, išleisk šitą laišką, imkim ir išleisk. Taip prasidėjo tas kelias. Buvo išleistas laiškas Galatams, po to visas Naujas testamentas, o galiausiai visas šventas raštas. Bet, reiškia, Lietuvoje mes iki to dar nenuėjom ir nenueisim gal, dar 100 ar 200 metų, gal kol ir nėra tokio ir poreikio. Ten yra jau daug labai vertimų. Aš tiesiog atsakydamas sakau, kad taip, tas darbas vyksta, Laimonas skaito lenkiškai, jis gali apie lenkų vertimus pasakyti ir naujus vertimus. Tai žiūrint ir tiesa, apžvelgiant, pavyzdžiui, ir rusų kalba pasirodžiusius vertimus ir lenkų nuo 20 amžiaus paskutinio dešimtmečio, reiškia, nuo 1900 po 90 metų. Tai kuo įvairiausi vertimai, bet pasirodo, kad visi staiga kažkoks lūžis. Viso pasaulio, tiesa, prancūziškai irgi vieną kitą, irgi skaičiau. Tai visų tendencijos maždaug yra, kaip pasakyti, atrodo tikrai Dievo dvasia, laukiam sekminių, kur sako, viešpatie atsiųsk savo dvasią ir atnaujinsi žemės veidą. Tai atrodo, tikinti žmonės tikrai tą vieną dvasią kvėpuoja. Tai, kas būdavo iš kartos į kartą, paveldėta, įprasta, tai ką čia bevargsi, sunku žodis, bet mes čia taip įpratę, tegul tai būna. Tai pragaras, bet pragaras tada išeitų 3 žodžius šventajame rašte verst. Tai Naujajame testamente, kaip Giedrius minėjo, kiekviena,
Hadas ir Senajam testamente Šeolis, na gal reiktų autorystės laikytis tada šventojo rašto vertėjų. Lygiai taip pat kokie nors, na, sakykime, įprastos kokios nors frazės atrodo nusistovėjusios, nu ir tegul. Ne. Ir arba, pavyzdžiui, anksčiau būdavo vertimas, mato, kad, na, tėve mūsų graikiškai malda kitokia negu, sakykime, įprasta bažnyčioj kalbėti vartotą tekstą, bet, na, tegul būna. Tai pasirodo, kad visi vertimai stengiasi, na, tos metodikos pačios įvairiausios, sakykime, yra tokio, va, slengo žargono jaunimo kalba, ten, sakykime, koks nors literatūrinis aukštas stilius, bet visi labai stengiasi žiūrėti prasmės, reikšmės ir taip toliau. Ir lygiai taip pat, pavyzdžiui, na, kaip Giedrius sako, lenkiškai Laimonas skaito, kadangi iš Vilniaus niekur nesidėsi, Vilniaus kunigai visi turėjo mokėti. Na, nes parapijos, tai mišnios. Tai, pavyzdžiui, 18 metais išėjo lenkų kalba, ekumeninis vertimas. 10 bažnyčių vadovų parašai, antspaudai ir taip toliau. Darbo grupiai dalyvavo, nežinau, jeigu neklystu, tai apie 40 žmonių. Ir irgi dirbta tokia pat metodika, kad, sakykime, pavyzdžiui, pirmi buvo išleisti laiškai. Paskui, dabar kol kas 2 evangelijos. Jau ruošiam Luką. Tai kol išėjo Morkus su Matu, jau čia daug yra pataisyta. Nieko esminio. Vertimas nepasikeitė, bet koks nors dar geresnis žodelis, dar geresnis priešdėlis, dar kur nors taškas, kablelis, žiūrėk, dar ten, sakykime, laikas koks nors pakeistas, geresnis sinonimas ir taip toliau, taip toliau. Jau čia smulkių pakeitimų daug, dabar, kol ruošiam Luką, tai jau pusė Luko taip maždaug, čia jau kiek pakeitimų yra. Jau pasenau, bet ką reiškia taip. Tai lenkai veikia lygiai taip pat, leido taip pat knygutėm. Vėl ten Biblijų draugijoje buvo dideli debatai, tai įsivaizduokit, darbo grupės, tada 10 bažnyčių steigėjų, tai dar jų atstovai, jų teologai ir taip toliau, ir taip toliau. Galų gale. Tai jeigu Naująjį testamentą jie ekumenį išleido 75-aisiais, žiūrėkit, kažin kada, tai paskui Senojo testamento vertimą, žiūrėkit, kiek užėpė laiko, išleido galų gale 18 metais. Bet aš jį namuos, sakykime, jeigu man lietuviškas nepatinka, pasižiūrėjau originalas, taip ir taip, na, įdomu, kaip čia geriau mintį išreikšti. Žiūriu labai panašiai, sakykime, panašia metodika, aišku, kalbos labai skyrės, baltų, slavų, gan skyrės. Yra bendrų dalykų, bet irgi vengia pagražinimo, paliteratūrinimo ir lygiai taip pat, na, nori kuo arčiau originalo, kad būtų prasmė perteikta. Lygiai taip pat mačiau jaunimui, pavyzdžiui, Naujasis testamentas, tokia gyva kalba, taip kaip jie kalba, kaip SMS rašo, vos ne taip. Ir labai populiarus, ypač jaunimo, na, krikščioniškose stovyklose ir tarp katalikų, ir tarp protestantų. Tai ta tendencija yra, sakykime, irgi rusų kalba jau ne vienas vertimas per paskutinius 30 metų išleistas lygiai taip pat, na, tai aš manau, kaip labai miela, kad čia, na, netgi padrasina, kai kartais, sakykime, skaitai originalą ir žiūri, na, kad reikia versti taip. Na, ir tada bijai, kad, va, žiūrėk, nei vienas lietuvis vertėjas taip kadais nėra vertęs. Bet kai
padrasina naują, žiūri, o, čia rimtas vertimas, va prancūziškai, čia va lenkiškai, čia va rusiškai, o žiūrėk, va angliškai, taip. Tave tarsi padrasina, kad tikrai jokio nusikaltimo laužyti kabutėse kažkokią tradiciją, nes kartais, kai įsitveri raidės, tuščiai, vien dėl formos, kad taip įprasta, tai pasirodo, tai gali kaip tik atskirti nuo Dievo ir kaip tik tu netiesą, netikėjimą išsaugosi, bet tu gal kaip tik prarasi. Tai tie galbūt. Taip atsakėm plačiai. Taip, drąsiai, jeigu yra, užduokit klausimą. Aš gal ne klausimą, bet greičiau padėką iš tikrųjų, nes skaičiau. Ir Mato Evangelijai, pasakysiu, špargalkę atsinešiau, nes mintinai su skaičiukais man problemas. Mato 10:38. Mes anksčiau skaitydavom, kas neima savo kryžiaus ir neseka manim, nevertas manęs. Tas neima, neseka, tai viskas aišku. Ir dabar šitam vertime skaitau, kas neima savo kryžiaus ir seka manim, nevertas manęs. Ir man taip nusišvietė, ta prasme, kad tu gali eiti kiekvieną sekmadienį į bažnyčią, aukoti ten, nežinau, būtent tikintis tipo, kitų akise, bet jeigu tu neimi savo kryžiaus ir, tipo sekė atseit Jėzų. Nieko. Tai iš tikrųjų tas, tėvi, kitas žodis atrodo, ne, bet, kaip yra svarbu ir kaip kitaip skaitasi iš tikrųjų. Tai, čia ne klausimas, bet padėka iš tikrųjų. Ir paskui kitas niuansas iš Morkaus Evangelijos buvo, kur tikinčiam viskas galima, ten, kur kalba 9 skyrius 23, kur apie demonų ten išvarymą iš vaiko epileptiką ten. Ir buvo tikinčiam viskas galima, tai man visą laiką kažkaip tais, komentarų reikėdavo skaitant, kad čia viskas galima, tai ne vogti, meluoti, žudyti. Žinai, tai, ta prasme, viskas galima. O dabar šitam jūsų vertime yra viską gali tas, kuris tiki. Tai man vėl visai kita plotmė, ta prasme, visai kitaip suskamba, visai kita netgi prasmė atsiveria, ir jau nebereikia jokio komentaro ieškotis, ką čia norėtų pasakyti. Tai va, tai labai ačiū, aš taip noriu pasakyti. Ačiū. Galima sakyti, kad Šventoji dvasia ne tik vadovavo tiems, kurie rašė, bet ir vadovauja tiems, kurie verčia, turbūt taip išėjimo. Ir tiem, kurie už juos meldžiasi. Čia didžiausia padėka tai armijai, kuri užnugarį laiko frontą. Jį turėtų mus prižiūrėti. Ar buvo baugu? Nes aš dabar, kai klausau, kažkaip klausiaus, atrodo, pati atsidūriau ten kažkokiuose tuose laikuose. Taip dabar kažkaip akivaizdžiai. Tai ar jums buvo baugumo toks jausmas, kai įti tą žodį ir prisiliesti į jos kalbėti? Aš apie save aš sakyčiau, tarsi jaučiuosi subrendęs šitai užduočiai. Nes Naująjį Testamentą pradėjau skaityti ir labai intensyviai, kai man suėjo 20 metų. Ir nuo to laiko ne tik jį skaitau, bet ir studijuoju, gilinuosi.
Ir tarsi ateina laikas, kai, na, tu tarsi jautiesi, kad darai, na, tai, kam esi sukurtas, pašauktas. Ir kad, na, ir buvai ruošiamas. Tai galbūt daugiau ne tai, kad baugu, nors ir to tikrai yra prieskonio, bet dėkingumas. Na, kas aš toks, kas mes tokie, Dieve, kad tu leidi susiliesti iš tiesų su tavo šventais, na, dalykais, tavo šventom mintim, tavo, na, išgelbėjimą, gyvenimą, amžiną gyvenimą dovanojančiom mintim. Ir, pavyzdžiui, žydai labai vertino, na, va, tuos žmonės, kurie perduodavo Dievo žodį kitai kartai. Jie labai buvo, na, laikomi dideliai pagarboj. Na, suprantant, koks tai atsakingas darbas. Tai va tas atsakomybės jausmas, manyčiau, mus na, lydi, tikrai nėra neatsakingumo arba na, kažkokio. Bet tas, na, kad tai didelė privilegija, didelė garbė, kurios tarsi mes galbūt ir tikrai nenusipelnę, bet ačiū Dievui, kad, na, toks sumanymas gimė ir kad iš jo malonės, iš Dievo malonės mes esame palaikyti vertais. Čia iš tiesų apaštalo Pauliaus žodžiai, kai jis kalba apie apaštalystę, Evangelijos skelbimą, jis vartoja tokias savokas, kad, na, netinkamas pats iš savęs, jisai sako, bet palaikytas vertais. Jis palaikė mus vertais to. Tai vat, iš to galbūt ir to baugumo yra, bet ir dėkingumas. Tai čia būtų mano išgyvenimas. O buvo taip, aš gal, na, apie save pasakysiu šiek tiek apie tą baugumą, tai jeigu kas prisimena, Mato ir Morkaus Evangelijos buvo išleistos, na, tokios šiek tiek plonesnės knygelės, vos mažesnės. Bet situacija yra tokia, kadangi mes, na, precedentų ir patirties neturim ir taip toliau, šiek tiek turėjo keistis komanda ir tie žmonės, na, Jungtinių Biblijų draugijų požiūrių neatitiko jų reikalavimų ir taip toliau. Ir tada buvo kviečiami kiti ir Biblijų draugijos vykdomoji direktorė mane kalbino 2 metus ir aš atsikalbinėjau. Sakiau, ne. Taigi tu, sako, moki, taigi tu žinai, taigi tu, kai atvažiuoji, tai sakai, čia ne taip, čia reikia taisyti. Taigi, tai va, sako, tai va, ten va, žiūrėk, va, paėmėjai, sakai, kur pas jūs graikiškas tekstas Biblijų draugijai atsiverti. Sako, čia turi būti taip, čia, tai gerai, tai būk geras, Laimonai, da, ir taip 2 metus. Ir aš paskui galų gale sakau, aš vienas jokiais būdais, aš nesiimu tokios atsakomybės, čia sakau Dievo žodis, čia ne šiaip grožinė literatūra. Nors Evangelijos ir laiškai ir taip toliau yra ir grožinė antikinė literatūra, neturim pamiršti, tai yra Romos Graikijos pasaulis. Taip, bet iš tikėjimo pusės žiūrint, jau ne iš pasaulietinės, na, taigi Dievo žodis, tai man kažkaip, na, to baugumo turėjau daug ir galų gale, na, tai sako, žinai, bet čia vat bus komanda, bus tas, nu tai būk geras, tai gerai, tai sutikau. Tai, žinot, tam darbe yra lygiai taip pat. Kiekvienas darbas, tu visada džiaugies kiekvieno nuostabiu darbu, kiekvieno nuostabiu sumanimu, tai būna, žinot, tai meiliai pakilimas ir taip toliau, būna taip kaip ir išbandymai, ir kaip Jeremijas 20 skyriui sako, Viešpatie, tu mane suviliojai.
tu mane apgavai, betgi sako, bet aš vis vien negaliu tylėti, nes tas tavo žodis reiškia mano kaulos kaip ugnis ir taip toliau. Tai, na, maldų, tikinčiųjų maldų, žinokit, kaip reikia. Tas užnugaris, fronto, labai labai svarbus ir taip miela, kai tu jauti ne tik savo komandą, nes kiekvienam mūsų tikrai reikia tos Dievo malonės, bet ir tų Dievo vaikų, kurie judina dangų ir lydina iš dangaus tą Dievo palaimą ir išmintį. Dar turiu klausimą. Mes kaip tikinti žmonės suprantam ir tikim, kad šventas raštas Dievo žodis yra gyvas, veikiantis, perkeičiantis gyvenimus. Aš noriu paklausti, gal jūs turit kažkokią švento rašto gal vietą tokią asmenišką, kur patyrėt, kad Dievas kažkaip gal tiesiogiai jums prakalbo kažkokį dalyką. Gal daug tokių vietų, gal kažkokia yra ypatinga yra, kur tiesiog, atgyjo tarsi čia tas Dievo žodis jums. O gal nebuvo taip? Gal aš pasirinksiu, aš kaip tik susimašiau neseniai, tada pasidalinsiu, kad tas toks skaitimas, pati, kad tik pasakiau, kad geriau skaityti graikišką, ne, o vertimas yra visada netobulas. Tai vertus, tai skaitai graikiškai, viskas yra aišku, ne, o kaip pat mėgini išversti, tada pamatai, kad, o nežinau, o kaip čia pasakyti dabar lietuviškai, o kaip šitą kalbą pasakyti, o apskritai, ką tai reiškia. Tai todėl kiekvienoje vietoje tenka jau susimastyti ir tiesą sakant, vertimas tai privilegija, jeigu tu gali, bet taip tikrai visų dėmesio supramas padaryti kažką labai svarbų darbą, tai labai daug pamatai dalykų. Tai tas toks nuoseklus, nuolatinis, kokį nors svarbaus tekstas, skaitimas. Man viena vertus, aišku, šiaip drąsiau, kad mes kartu ir aš šiaip graikų kalbos konsultanciją visą labą. Bet ir kaip filologijų klasikė, kitai vertus, aš taip mokyta, tai yra tokiais pratybos nuolatinis, tai imi svarbų tekstą, turi verti, tai tyrinėji ir verti. Ir kada tai perini nuo pratybų tam vieno sakinio, ar pastraipos prie kažkokio veikalo, nelabai pastebi. Kada esi ten buvo pirmas vertimas, o paskui pripranti, tai imi kuo svarbesnį, kuo geresnį, kuo gražesnį tekstą. Ir tada tu pats atlieki, aišku, kartu su vertimu, čia vyktų dvasios pratybos, pažinimo pratybos. Ir tas tave veikia, norom, nenorom. Tarkim, aš esu išvertusi daug daugiau Platono tekstą. Ir aš negaliu sakyti, kad aš esu platonikė, bet mano mąstymas jau labai paveiktas. Man visai įprasta, aš sakau, žinot, aš kaip platonikė, ne todėl, kad aš išpažįstu visą platonizmą, toli gražu, bet daug kas, man kaip formulės, kaip kažkoks žvilgsnis į pasaulį, jis mane jau formuoja. Ir aš neseniai susimašiau, kad taip pat, nuo tokio nuoseklaus, tokio įdėmaus skaitymą, tu tikrai kažkaip pradedi kitaip matyti pasaulį. Ir aš pagalvoju, kad žmogus, kuris neskaito taip nuosekliai, kažkam galbūt per apeigas tai gali ateiti, bet tiesą sakant, kai dabar žmonės labai mažai tekstą skaito, tekstą Evangelijos tekstą, šventą raštą skaito nuosekliai, jiems jau labai ir sunku suprasti tą pasaulį, įeiti ir suprasti, kad tai svarbu, nes tai, kad tai taptų jų pasaulio dalimi. Tiesiog nuoseklus toks teksto labai įdomus skaitimas, būtent Evangelijos skaitimas. Tai beveik vienas iš pagrindinių kelių iš vis galimybė, kad tu krikščioniškai matytum pasaulį. Jeigu tu jų neskaitysi, kaip dauguma jaunuolių, kurie rašo žinutes, tu tiesiog, ne tai, kad jiems nepatinka krikščionybė, jie tiesiog negali suprasti, kas tai yra. Tas pasaulis jiems visai svetimas. O vienas iš būdų ir galimybių tą pasaulį patirti yra tiesiog skaityti. Vienas mano, šiandien apie mane, bet mano doktorantas dabartinis, sako, mes tiesiog studentaudami, turim perskaityti, tiesiog bendrabutį gyvenime, perskaityti visas Evangelijas. Ir taip mums buvo juokinga, mes ten geriam kavą, rūkėm, skaitėm. Sako, ir dabar jis kunigas. Kažkas įvyko. Taip, jis tiesiog juokaudami, sakė, man dar tokia performance. Tai tas skaitimas, negalim sakyti dabar apie vieną tekstą, reikėtų pagalvoti, bet pats savaime, tas nuoseklus skaitimas, jis tikrai veikia. Matomai, Dievas paliečia širdį per kažkokią vietą. Man šitą klausimą atsakant iškyla Augustinas.
Darius yra Augustino, ir vertėjas, ir žinovas, ir biografijos. Ir ar pameni, Dariau, per kokią šventojo rašto vietą Dievas prabilo Augustinui? Dabar nepasakysiu, iš laiškų kalbą. Taip, iš laiško romiečiams 10 skyrius. Ir tokia vieta, kuri, tokia reiškia, jinai skamba, aš dabar iš atminties, tik tai savai žodžiais pasakysiu, ir nepataikaukite savo kūnui, arba, man atrodo, Kavaliausko, nelepinkite savo kūno, bet, apsivilkite, reiškia, Jėzumi Kristumi ir pameskite ten pavardintą nuodėmės kokios, reiškia, pameskite tai ir apsivilkite. Ir vat ta vieta, reiškia, Augustinas ją perskaito ir tai yra kaip tas paskutinis lašas jo atsivertime, jis staiga, susitinka su Dievu. Martynas Liuteris, būdamas Augustijonų vienuolis, panašiai iš to paties laiško romiečiams, bet perskaitė kitą vietą, kur pasakyta, kad visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, bet dabar išteisinami dovanai, Dievo malonė, dėl Jėzaus Kristaus atpirkimo. Ir staiga jis supranta, kad jo visos atgailos, išpažintys ir visa tai buvo tie darbai, tarsi, kuriais jis bandė išsiteisinti Dievo akivaizdoje, bet sąžinė jo smerkdavo. O pasirodo, Dievas dovanoja ją. Ir perskaitęs tą eilutę, jis praktiškai ne tik buvo perkeistas jo gyvenimas, buvo perkeistas Europos gyvenimas. Prasidėjo tas reformacijos pažadintas dvasingumas. Mano gyvenime yra irgi tai įvykę. Aš skaitydavau Naują Testamentą, tuo metu, kai Dievas mane liesdavo ir šaukė tapti krikščioniu. Ir yra įsimintinas toks vakaras, kai aš dirbau dramos teatre, tuo metu prižiūrėtoju ir, sėdėjau tokioj kabinoj, ateina aktoriai į spektaklį, aš turiu paduoti jiems raktus nuo jų kambarių, grimo kambarių. Po spektaklio užrakinti teatrą, žodžiu. Ir aš ten, kadangi vis tiek to laiko yra, pasidėjęs Petro laiškus, nes buvo išleisti Petro laiškai, Laimonas tiksliai gali pasakyti, kas ten jos buvo išvertęs? Inkenas, Klaipėdos baptistų pastorius, Inkenas. Ir antroji laida buvo 34 metų berods, reiškia. Tarpukarį leisti, tokia knygutė, plona ir, reiškia, ar abudu Petro laiškai, pirmas abudu. Reiškia, ir aš ją pasidėjęs ten, ar tai po to tokiu, kad ten šalia kitų nesuprastų, ir skaitau tuos Petro laiškus. Ir pirmas skyrius, aš skaitau tą pirmą skyrių, ateinu iki 8 eilutės. Ir perskaitau, kad taip ir jūs, nors nesate jo regėjai, bet jį tikite. Ir tikėdami jį, džiaugiatės neapsakomų džiaugsmų. Ir kai aš tą perskaitau, aš staiga suprantu, kad tai apie mane. Aš dar nebuvau tikintis. Aš jokios bažnyčios nelankęs savo gyvenime. Bet aš labai ieškojau Dievo. Ir Kristus jau man brangus, širdį. Bet aš pats niekada taip nesuformavęs dar to. Ir staiga čia man Petras apie mane rašo, kad nors aš jo neregėjęs, bet jau tikiu. Ir tikėdamas išgyvenu tą džiaugsmą, ramybę, kurios dar niekada gyvenime nesu patyręs. Ir tai virsta, ne kažkokia tai ten liaupsė ar džiaugsmo pliūpsnė, o rauda, ašarų. Staiga ta eilutė mane taip pramuš,
aš pradedu raudoti ir negaliu sustoti. Aš noriu sustoti, bet negaliu sustoti. Ir verkiu. Ir einat, ten viena aktorė, gal jums pagalbos kokios reikia. Kas čia su jumis vyko? Reiškia, nu, sėdi tas jaunas žmogus, reiškia, ir verkia. O aš negaliu pasitraukti iš darbo vietos, nes kaip tik vakaras, kaip tik tas laikas, kai reikia dirbti. O aš negaliu, matosi, reiškia, jau tos akis. Tai vat aš nežinau, gal aš kokias 2 valandas tikrai verkiau, kol aš išsiverkiau. Bet kai ta rauda baigėsi, aš žinojau, kad tas jausmas, aš naujas žmogus. Mano širdį kažkas įvyko. Tas perkeitimas, atsivertimas. Ir iki šios dienos žinau, kokia tai buvo eilutė. Bet matomai ne su visais tai būna. Ir dėl to irgi nereikia labai perkelti, tikriausiai. Ačiū. Tai, o mano atveju, kaip pasakyti, šiek tiek gimtukė yra šiek tiek apie mano įtikėjimą, bet sakykime, kada šventasis raštas palietė ir aš turbūt to beveik niekam nesu pasakojęs. Dabar čia lygiai tas pats, kai pradedi skaityti, gilintis, kažkokiu kitu kampu, tu pažvelgi, pamatai tą gelmę, tai taip, bet, kaip pasakyti, mano mama iš baimės, tai jinai jokio tikėjimo nereiškia ir taip toliau, seneliai buvo labai tikintis, tėvas buvo labai prieš tikėjimą. Tai šiaip aš nuo 13 metų aš paslapčiai eidavau į bažnyčią Vilniuje. Ir buvo taip, o mano močiutė, kadangi tarnavo kambarinė pas plytų koprių fabriko šeimininką Ukmergėj prieš karą, virš 10 metų, tai jinai ten vis jau mum pasakojo, va sako, žiūrėk, sako, lė mano vaiką, tai sako, krikštijo, tai sako, nu, krikštijo, tai ten jų kunigas, bet sako, žinok, Evangelija tai žodin kaip mūsų, tai buvo dabar čia krikščionis nepasidalina, vis močiutės būdavo toks va apie krikščionių vienybę, paskui jinai pasakojo savo ten kažkokią, sako, nu, žinai, kažkokią šventę, aš buvau Vilniuje, Aušros vartos, bet sako, žiūriu, eina toks pulkas žmonių ir aš, sako, aš su to pulku žmonių, sako, žiūriu, nu, kaip jinai aukštaitiškai sako, agi, sako, davojų kryžius perkelzatas. Nu, ta prasme, bet sako, kūgi darysi, sako, ir einu aš su visais. Na, ir pasirodo į tą Šventosios Dvasios vienuolyną, kur tie 3 lietuviai kankiniai yra. Bet, sakykime, man tai, žinai, kai seneliai pasakoja, tai žiūrėk, čia katalikų bažnyčioje Dievas, tai gal ir ten. Bet toks buvo vienas dalykas. Buvo Velykų laikas. Buvo gegužės pabaiga. Ir aš iš Teresės bažnyčios, dar tada nebuvau atradęs Mikalojaus bažnyčios, kur dažniausiai eidavau. Man taip įdomu, kas, na, žinot, kaip ir vaikam. Sekam. Įdomu. Ir aš užeinu ten, tai čia kažkaip keistai žegnojas, čia kloniojas, čia kažkokia kalba, nelabai suprantama tokia, na, bet žinot, kai mus rusų mokė nuo 2 klasės, tai mes mokėjom, tai ta bažnytinė slavų kalba, aišku, ten galima labai apsigauti, nes tai nėra ta pati kalba ir tai nėra senoji rusų kalba, tai yra visai reiškia. Bet kai kas tokio panašaus. Bet man labai įdomus vienas dalykas buvo. Mama tikėjimo nereiškė. Tėvas buvo kategoriškai prieš. Ir namuose tik pas senelius apie tikėjimą galima buvo kalbėti. Bet namuose ne. Ir ten gieda Evangelija. Aš nežinau, man atrodo, mišparai buvo ir taip toliau. Ir suprantu žodžius, sako, reiškia, tu, reiškia, Tomai, pamatėjai ir įtikėjai, laimingi, kurie tik ir nematė. Ir jie ten užgėda Kristaus voskresės mертвых, tą reiškia tą troparą. Ir taip, žinai, nu kaip
tokia rusiška maniera, tai tokiu pusiau rėkimu, pusiau tokiu staugimu, bet tokiu gražiu, reiškia, balsingu. Ir man, supranti, mane taip pervėrė tada. Tai va, na, Dievo žodis, nu, kaip jis, sakykime, nors, reiškia, buvau skaitęs ištraukas pas senelius ir taip toliau, paskui jau 16 metų, tai pirmą kartą Naująjį Testamentą gavau ir taip paslapčia, tai per atostogas kaime skaičiau, nes namuos negalėjau. Bet tai kažkokiais būdais, kažkokiam aplinkybėm, na, Dievas paliečia.